Mes sukūrėme netikrą darbą. Sekundėlę. Dvi minutėlės. Labą dieną, atsiprašau, kad vėluoju. O dabar patalpinome jį į internetą ir laikraščius. Ir turėsime tikrus darbo pokalbius. Sveiki. Norėčiau šiek tiek papasakoti apie šį darbą. Tai ne tik darbas. Tai labai svarbios pareigos. Mes ieškome darbų vadovo. Bet tai tikrai daugiau negu tai. Visų pirma, ko reikalaujame iš žmonių? Visų pirma, tai žmogus turėtų būti lankstus. Šis darbas reikalauja jūsų nuolatinio darbo stovint, dažniausiai kenčiant ir užmirštant save. Ir be abejo buvimų ištvermingų. Supratau. Gana daug. Kiek valandų šitaip? 135 valandas, arba 7 dienas per savaitę. O yra galimybė pailsėti? Turite omeny pertraukas? Ne, nėra jokių pertraukų. Ar šitai bent jau legalu? Taip. Tai jokių pusryčių. Jūs galite papusryčiauti, bet tik tada, kai jūsų klientas pusryčiauja. Tai gana sudėtinga. Ne, tai bepartybė. Šis darbas reikalauja didelių asmeninių žinių. Mes ieškome žmogaus, kuris turėtų įgūdžių medicinoje, finansuose ir virtuvėje. Na ir be abejo, klientas reikalauja nuolatinės priežiūros. Negi naktį. Turite galimybę dirbti chaotišką aplinkoje, ir jeigu turite gyvenimą, galite jį pamiršti. Be to, Kalėdos, nauji metai bus švenčiami darbe ir mes to reikalaujam. Ar jūs būtumėt patenkinti šio darbu? Manau, tai šaunu, tačiau manau, kad tai yra labai didelis pokštas. Yra galimybė pailsėti, pamiegoti? Ne, nėra galimybės pamiegoti. Gana sudėtinga. Visus metus? Ne, tai nehumaniška. Tai tikrai nesąmonė. Bet šio darbo metu jūs jaustės tikrai save realizavusi, bei jaustės vertinta. Taip pat norėčiau pridurti, kad šiuo metu jokios algos nebus. Atsiprašau? Ne. Ar aš čia daryčiau nemokamai? O kodėl ne? Jeigu pasakyčiau, kad šį darbą dirba labai daug žmonių. Milijonai žmonių. Kas? Mamos. Taip. Mamos. Šaunu. Darbų vadovas arba mama. Ir jos atitinka kiekvieną reikalavimą, ne? O dieve. Mama nereali. Taip, jokios algos, 24 valandos ir vis laik šalia. Dabar mąstau apie savo mamą. Mąstau apie tas naktis. Ačiū tau labai už viską, ką padarėjai. Žinau, kad gal netrodo, kad aš tave vertinu, bet aš tave labai nuoširdžiai vertinu. Taigi, mama, aš norėjau pasakyti ačiū tau už viską, ką padarėjai. Labai tave myliu. Kad pynei man kasas. Mano mama tiesiog nuostabi.